Sveiki. Jūsų prašymų noriu paaiškinti, kaip reikėjo atlikti 26 metų informatikos bandomojo egzamino Excel užduotį. Užduotis yra apie 22 metais įvykusį pasaulio futbolo čempionatą. Duotos 6 užduotėlės skaičiavimams, atrankos užduotėlė ir rikiavimo. Pradėkime nuo pirmosios užduotėlės. Mums P3 langelyje reikia pateikti formulę, kuri apskaičiuotų, kiekgi užtruko tas konkretus čempionatas. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad reikia skaičiuoti nuo pirmų iki paskutinių rungtynių imtinai. Kurgi čia yra problema? Jeigu, sakykim, čempionatas pradėjo 3 dieną, baigėsi 5, tai suprantam, 3, 4, 5, tai yra 3 dienos. Jeigu rašau formulę taip, kad iš paskutinės dienos atimu 1 dieną, aš gaunu 2, bet turėčiau gauti 3. Reiškia, prie atsakymų būtina pridėti vienetą ir tokiu būdu gaunu 3. Galime tą patį padaryti štai čia. Rašome lygų, imame paskutinę datą, iš jos atima pirmą datą, gaunu, taip, formatas man pasikeitė, man nereikia šito formato, man reikia bendro skaičiavimo. Taigi, vienos dienos trūksta. Pridedu vienetuką ir gaunu 29 dienas. Galime paskaičiuoti kitų būdų. Galime rašyti formulę days, tada sako, įveskite pabaigos datą. Taigi, čia pabaigos data, toliau reikia pradžios datos, įvedam pradžios datą. Vėlgi aš gaunu 28. Kad būtų viskas teisingai, reikia pridėti 1 dieną. Vėlgi pasikeitė formatas. Paimam ir įjungiam bendrą formatą. Vėl turim 29. Taigi, pirma užduotėlė yra atlikta. Žiūrime sekančią užduotėlę. Dabar antroje užduotyje, N2 langelyje, mums reikėtų rasti, kiek mažiausiai žiūrovų apsilankė vienose rungtynėse. Taigi, mažiausiai žiūrovų vienose rungtynėse. Tai žiūrovų skaičių, kaip matote, mes turime G stulpelyje. O mažiausia rasti labai patogi formulė yra minimumo, tai yra min. Rašau min, žymiu nuo pirmo iki paskutinio laukelio ir iš visų šitų duomenų man išrenka, kad 39 089 žiūrovai. Žiūrime sekančią dalį. Ką toliau? Mums reikia nustatyti miestą, kurgi įvyko šios rungtynės. Čia jau truputėlį įdomiau, nes pagal mažiausią skaičių mums reikia atrinkti tekstą. Bet norint atrinkti tekstą, mums reikia žinoti, kelintoje eilutėje yra mūsų tas mažiausias skaičius. Kaip tai nustatyti? Pirmiausia, mums reikalinga formulė match. Match leidžia surasti eilutės numerį. Kogi mes ieškosim? Ieškom štai šito mažiausio skaičiaus. Sekantis punktas, kur mes to ieškosim? Tarp visų žiūrovų įrašų. Ir paskutinis punktas, koksgi turi būti atitikimas. Praktiškai, kiek man pačiam teko susidurti, visada rašome 0, nes mums reikia tiksliai tokio skaičiaus. Tai rašau 0 ir formulę pabaigiu. Man sako, tai yra 37 eilutė. Pažiūrim 37 eilutę. Kur čia mano 37? Kadangi yra dar antraštė, tai iš viso gaunas 38. Štai. Aš turėčiau rasti. Tai palaukit, į užduotį pažiūrėsiu dar. Mums miesto reikia. Tai man reikėtų rasti, kad tai buvo... Taip, miestas pas mus yra Vakra. Kadangi aš jau žinau kelintoje eilutė, tai visą šitą formulę man reikėtų įrašyti į indeks formulę. Kad nesipainioti štai čia, aš indeks kol kas pasirašysiu atskirai. Štai, rašau indeks ir dabar kur aš to ieškosiu? Ieškosiu tarp miestų. Sekantis punktas. Kelintos aš eilutės ieškosiu. Štai šitos. Pažiūrim. Sako Vakarą. Teisingas miestas. Dabar man reikia, kad ta formulė persikeltų štai čia.
Tai iš tikrųjų, aš paimu šitą dalį, štai persikeliu vietoj N4, štai turiu visą formulę ir dabar įsikeliu atgal. Aišku, jums darykite kaip yra patogiau, bet man iš atskirų formulių susikonstruoti vieną yra lengviau, nes aš tada tiksliai žinau, ką kuri formulė daro. Taigi, sekanti užduotis, einame prie jos. Taip, O2 langelyje mums reikia rasti, koks buvo dažniausiai pasikartojantis žiūrovų skaičius. Tai dažniausiai pasikartojantis dydis, jūs su jais susidurite matematikoje. Ir mokotės, pavyzdžiui, 6-7 klasėje, tai yra moda. Kaipgi mes ieškosim modos? Tai moda yra lietuviškai. Na, o pati komanda yra mode. Ir dabar mums reikia nurodyti, iš kokiųgi skaičių tą modą reikia išrinkti. O renkame iš visų žiūrovų. Ir turime tokį dalyką, kad dažniausiai kartojasi štai šis skaičius. Pabandom pažiūrėti. 8, 8, 9, 6, 6. Žiūrim. Vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. Taigi šitas skaičius buvo 3 kartus pasikartojantis. Toliau einame prie 4 užduotėlės. Mums reikėtų vėlgi O2 langelyje rasti, kiek rungtynių laimėjo Argentinos komanda. 4. Taip, mums konkrečiai reikia Argentinos komandos. Dabar su Argentinos komanda truputėlį kyla problemų, kad kai komandos dalyvauja, tai Argentina galėjo kartais būti pirmoji komanda, kartais antroji komanda. Jeigu Argentina buvo pirmoji komanda, reiškia pirmoji komanda turėjo įmušti daugiau įvarčių nei antroji. Jeigu Argentina buvo antroji komanda, tada antroji komanda turėjo įmušti daugiau negu pirmoji. Kaip dabar mums reikia šitai paskaičiuoti? Pirmiausia, reikia nustatyti, kuri komanda laimėjo. Tai dabar tikrinsim pagal tai, ar, sakykime, taip, galima tikrinti tiesiog, ar pirma laimi, ar antra laimi komanda. Ir kad tą galėtumėm pasiskaičiuoti, tai galime pasinaudoti, kad ir gretimu stulpeliu. Sakykime, taip, dabar nustatymas. Galima naudoti ifs, jeigu norime gauti kelis skirtingus atsakymus. Arba galima naudoti sudėtinį ifą. Dabar, kur tikrinam? Žiūrim. Jeigu šita komanda surinko daugiau taškų negu antroji komanda, tai reiškia, ji laimėjo. Tai tokiu atveju, na, ką čia galim išsispausdinti? Galim skaičių vienetą išsispausdinti, galima išsispausdinti, pavyzdžiui, pliusą, kad laimėjo pirmoji. Dabar kitas tikrinimas. Jeigu atvirkščiai, jeigu šita komanda surinko mažiau negu šita komanda, tai tada laimėjimą nurodom, tarkim, skaičiumi 2 arba su minusiuku. Ir liko paskutinis variantas, kai šitie langeliai galėjo būti lygus. Ir tokiu atveju išspausdiname lygybę. Štai, pažiūrime ir pratempiam iki galo. Ir dabar ką mes turim? Minusiukus, lygybės, pliusiukus ir panašiai. Kaip dabar man reikėtų suskaičiuoti tuos laimėjimus? Tai gautųsi taip. Jeigu Argentina buvo pirmoji komanda ir čia yra pliusas, tai reiškia laimėjo Argentina. Jeigu Argentina buvo antroji komanda ir čia buvo minusas,
tai tada vėlgi jį laimėjo. Kadangi aš skaičiuoju kiekį pagal tam tikrą kriterijų, man reikėtų naudoti COUNTIFs. Dabar nuo kur iki kur skaičiuosim. Komandos pavadinimą mes tikrinam iš B stulpelio. Štai taip. Tada B stulpelyje mums reikia ko ieškoti. Būtent Argentina. Tokios komandos. Tada mano papildomiam stulpelyje, nuo čia iki čia, mes ieškome tokių variantų, nes dabar Argentina yra pirmoji komanda, ieškome, kiek yra pliusų. Kaip sakiau, jeigu būčiau įrašęs vienetą, ieškočiau vienetų. Jeigu įrašiau pliusą, ieškau pliusų. Tai čia suskaičiuoju, kiek buvo laimėjimų, kai Argentina buvo pirmoji komanda. Ir dabar reikia pridėti tuos atvejus, kai Argentina galėjo būti antroji komanda. Taigi žiūrime į C stulpelį. C stulpelėje mes ieškome vėlgi Argentina. Ir dabar H stulpelyje mes ieškome minusiuko. Nes minusiukas reiškia, kad laimėjo antroji komanda. Ir pažiūrime, kad tai buvo 4 kartus. Jeigu nesat įsitikinę, tokiu atveju galime tiesiog praeiti ir pažiūrėti. Štai taip, Argentina, ieškome. Taip, pirmas variantas pralošė, tai nesiskaito. Laimėjo Argentina, laimėjo, jau 2 laimėjimai, 3 laimėjimai, ne, čia lygiosios ir 4 laimėjimai. Viskas vėl lygiosios. 4 laimėjimai. Taigi, kaip sakiau, galima rašyti pliusus, minusus, arba galima rašyti, pavyzdžiui, 1 ir 2 ir pratemti, kuri laimėjo. Ir čia formulėje parašyti, kad šituo atveju ieškom pirmoji laimėjo, šituo atveju ieškom antroji laimėjo. Vėl gaunu 4. Čia jau jums kaip patogiau. Taigi, 4 užduotėlė pas mus baigta. Einame žiūrėti 5. Dabar 5-oje O5 langelyje mums reikia apskaičiuoti didžiausių skirtumų pasibaigusias rungtynės. Tada dar reikia užrašyti komandų pavadinimus 3 didžiosiomis raidėmis. Štai taip. Tada tarp komandų turi būti brūkšnelis, tada kitos komandos pavadinimas didžiosiomis, tada tarpelis ir tada rezultatas. Dabar mums pirmiausiai reikėtų rasti turbūt, palaukit, atsiversiu 5 užduotį, tą didžiausią skirtumą. Su didžiausiu skirtumu gali būti, kad laimi viena komanda, laimi kita komanda. Kad būtų lengva ir nereikėtų ifo, galima pasinaudoti absoliučiaisiais didumais, tai yra moduliu. Pavyzdžiui, vėlgi papildomas laukelis ir skirtumas. Iš šito dydžio atimu šį dydį. Bet gaunu -2. Tai negerai, nes iš tikrųjų 2 skirtumas yra. Tai tokiu atveju aš formuliai uždedu modulį ABS. Oi, ką aš čia parašiau? ABS. Modulis. Štai taip. Ir dabar pratempiam į apačią ir gauname įvairius skaičius. Ir dabar koksgi bus didžiausias, pavyzdžiui, šį čia matau 5, čia matau 7. Dabar pirmiausia, mums reikėtų ką surasti? Mums reikėtų surasti didžiausią. Tai aš iš karto į langelį nerašau, aš paimsiu ir susikonstruosiu tą rezultatą. Kad būtų, lengviau truputėlį. Ir paskui tą formulę panaudosiu skaičiavimams, kad sujungt galėčiau. Nes formulė gausis pakankamai ilgoka.
Gerai, tai dabar kur aš galėčiau tą formulę rašytis, tai, na, nesvarbu, kažkur tai čia žemiau pasirašykim. Dabar taip, pirmiausiai, randam didžiausią. Tai imu maksą ir iki pat galo nueinu ir žiūrim. Maksas pas mane yra 7. Pasižiūrėkim įdomumo dėliai, kurgi yra 7. Ai, čia tų 7 bus daug, tiek to, neieškokim. 7. Dabar man reikėtų sužinoti, jeigu man pagal, pavyzdžiui, ketvertą reikia rasti komandas, tai man reikia sužinoti kelintame, tai yra ne kelintame, o kelintoje eilutėje yra šitas 7. Tai tam atveju aš naudoju match. Ko mes ieškom? 7. Kur mes ieškom? Visame šitame stulpelyje. Kokiu tikslumu ieškom? Vėlgi 0. Tai yra tikslų sutapimas. Man sako 26 eilutėje ir pažiūrim taip. Kadangi yra antraštė, tai gaunas 27, turime 7, tai reiškia Ispanija ir Kosta Rika. Taip, dabar man reikia ką padaryti? Man reikėtų atsirinkti pirmąją komandą. Taigi, naudojam indeksą. Iš kur mes imsim? Iš pirmosios komandos. Ir dabar kelinta eilutė 26. Ir gaunu Ispaniją. Dabar sekantis. Vėlgi indeks. Iš kur imsim? Iš antrųjų komandų. Ir 26 eilutė. Ir gaunu Kosta Riką. Dabar man reikia gražiai suformuluotą atsakymą. Štai šitame laukelyje. Reikia paimti pirmosios komandos 3 raidės. Kaipgi paimti 3 raidės? Aš pasirašysiu štai čia gretimam. Lygu 3 raidės, tai yra komanda left. Iš šito ir reikia paimti 3. Turiu isp. Kaip ir pradžia neblogai, bet viskas turi būti didžiosiomis. Taigi verčiam į didžiasias, bus upper. Komanda. Taip, turiu isp. Dabar man reikia iš Kosta Rikos gauti. Ta patį, pažiūrėkim, ar man pavyks. Taip, galėjau pratempti ją pačią, viskas tvarkoja. Turiu Kosta Riką. Ir dabar man reikės ko dar? Man reikia atsirinkti jų rezultatus. Reiškia taip, kaipgi mes atrinksim rezultatus. Man reikia rasti, kiek surinko Ispanija. Tai čia bus su indeksu iš pirmosios komandos ir reikia 26 eilutės duomenų. Tai yra 7 ir vėl su indeks iš antros komandos rezultatų ir vėlgi gaunasi 26 eilutė. Tai yra 0. Na va, jau dabar galėčiau konstruoti atsakymą, sakyti taip, kad spausdinam Ispaniją, tada reikia brūkšnelio. Tai tekstų sujunginėjom su endu, kabutėse brūkšnelis, kabutės uždarau. Palaukit. Sekundę, aš gal vos priartinsiu, lengviau žiūrėti bus. Tada end, Kosta Rika, end, tarpas, tada end, reikia pirmosios komandos rezultato, tai yra 7, tada end, kabutėse 2 taškis, kabutės uždarom, end, rezultatas štai šis. Na va, čia kaip ir spausdina gerai. Dabar kaip padaryti, kad šitų formulių neliktų? Reiškia, čia radau 7. Tai šitą galiu aš iš čia išsikelt ir įsirašyti štai čia. Štai taip. Viskas, šita formulė nereikalinga. Dabar 26 yra naudojamas. Manau, kad taip palikti iš tikrųjų galima ir naudoti šitų langelių duomenis,
bet aš bandau sukonstruoti vieną bendrą. Tai reiškia, čia įdedu, čia gerai, čia įdedu, čia gerai, tada Ispanija iš tų pačių, čia dar reikia įdėti ir čia reikia įdėti. Aš mečą visur perkeliu. Dabar mečą ištrinu, formulės jau veikia. Dabar man reikia, Ispanijos visą radimą įsikelti į štai šitą vietą. Ir Ispaniją galiu ištrinti. Kostas Rikos radimą iš čia išsikeliu ir galiu čia pasidėti. Ir Kosta Riką ištrinu. Dabar taip. Ispanija visą šitą formulę metu vietai M11. Ir ištrinu veikia. Kosta Rika visą formulę metu vietoj M12. Ir šitą ištrinu. 7 metu vietoj N11. Ir paskutinę metu vietoj N12. Štai taip. Na va, formulė yra sukonstruota. Iš karto mato, tokios parašyti tikrai nepavyks tiesiai rašant, tik dalimis. Na, bet manau, egzaminų metu tikrinant, leistų palikti ir tas papildomas funkcijas, nes, labai jau grioziška. Manau, kad tikrai nebaustų, jeigu jūs atskiruose langeliuose paskaičiuosit ir paliksit ir po to sujungsit naudodami koordinates. Gerai, dabar toliau. Einame į 6 užduotį. Mums reikia rasti vidutiniškai kiek įvarčių įmušė viena komanda ir suapvalinti iki sveikojo skaičiaus. Nes vidutiniškai tai gali būti kaip po kablelio ir suapvalinsim. Ir dabar atsakymą reikia ant 3 langelyje. Taigi, einam į Excelio darbą, 6 užduotis. Taip, kaipgi mes dabar suskaičiuosime? Mums dabar reikia ką padaryti? Mums reikėtų gauti komandų sąrašą. Tai norint gauti komandų sąrašą, aš galiu vieną eilutę nusikopijuoti. Ir su ta eilute galėsim skaičiuoti. Dabar galvoju, kur man įsimesti, kad ir šičia. Va, čia yra komandos. Dabar man reikėtų ką padaryti? Eiti į duomenis. Ir duomenyse turėtų būti, štai, va, šalinti pasikartojimus. Ir taip, stulpelis tik tais P. Rado 32 pasikartojimus. Na va, dabar aš turiu komandas, kurios nesikartoja. Prie tų komandų mums reikėtų dabar pasiskaičiuoti, kiek kuri komanda surinko taškų. Tai pavyzdžiui, kaip skaičiuoti, kiek surinko Kataras. Kiekvienai komandai rašyti atskiros formulės tikrai nereikia. Reikia parašyti vieną bendrą, kad būtų galima pratempti į apačią. Tai aš turėčiau rasti, kiek Kataras įmušė būdamas kaip pirmoji komanda ir kiek Kataras įmušė būdamas kaip antroji komanda. Kaipgi parašyti? Susumuoti, čia ne kiekis, bet suma. Dėl to naudoju sum if arba sum ifs. Galima ir taip, ir taip. Iš kur imsim sumas? Tai sumas imsim iš pirmosios komandos. Štai taip. Ir šitas stulpelis turėtų nesikeisti. Tai aš jį užrakinu. Toliau. Iš kur imsim kriterijus? Tai komandos ieškosime štai šitame stulpelyje. Ir komandų sąrašas turėtų nesikeisti. Ir dabar
kriterijus. O kriterijus turi keistis, pas mus bus Kataras, pavyzdžiui. Tai čia mes suskaičiuojame, kai Kataras yra pirmoji komanda. Lygiai taip pat reikia paskaičiuoti sum ifs, kai Kataras yra antroji komanda. Tai tada einam į antrosios komandos įvarčius, užrakiname, tada einam į kriterijus komandų, kai ji yra antroji, užrakiname. O čia gerai pažymė, gerai. Ir dabar nurodome, kad tai turi būti Kataras. Štai taip. Gaunu, kad Kataras įmušė 1. Net keista, tikrai 1. Tuoj patikrinam, Kataras įmušė 1, 0. Tik tais tiek ir tie įmušė vargšai, tik tais 1. Nu, teisingai skaičiuoja. Ir dabar štai šitą formulę pratempiu į apačią ir visas komandas man paskaičiuoja. Na, kurią dar čia Velsas, vieną įmušį, pažiūrim. Velsas. 1 įmušė, neįmušė, taip, tik 1 įmušė. Nu, kaip ir teisingai skaičiuoja. Gerai, tai dabar mes susiskaičiam kiekvienos komandos, kiek yra įmušta įvarčių. O mums reikia vienos komandos vidurkį. Taigi, vidurkis, aišku, formulė yra average. Ir dabar mes imame mūsų visus skaičiavimus. Tai iš šitų skaičių mums reikia rasti vidurkį. Vidurkis gaunasi 5,46. Prašo suapalinti iki sveikojo skaičiaus. Apalinimui mes naudojame komandą round ir nurodome, kad 0 skaitmenų po kablelio iki sveikojo skaičiaus. Ir turime atsakymą 5. Viskas. Su 6 užduotimi yra baigta. Dabar mes perinam prie atrankos. Tvarkoj. Dabar atrankoje mums reikia ką padaryti. Tai paskutinės lapkričio savaitės nuo 24 iki 30 atrinkti paskutinės savaitės rungtynės, kuriuose apsilankė daugiau kaip 50 000 žiūrovų. Gerai, pabandom, kur ta mūsų atranka. Tai atrankai, aišku, reikėtų įsijungti filtravimą. Dabar mums reikia datos. Taigi, datą, pažiūrim, ar mums pavyks tarp nurodyti. Tai turi būti 22, palaukit, kas čia lapkričio, tai yra 11 mėnesio 24 ir 22 lapkričio 30. Pažiūrim, atrinko? Atrinko. Štai, atrinktos dienos, jau sąrašas susitraukė. Dabar žiūrovų. Žiūrovai yra štai čia. Ir mums reikia daugiau kaip. Tai reiškia daugiau nei renkuosi ir nurodau 50 000. Viskas, sąrašiukas jau padarytas. Toliau einame į 8 punktą. Surikiuoti. Reikia surikiuoti taip, kad sąrašo viršuje būtų lapkričio mėnesio rungtynės pagal žiūrovus mažėjančiai, o užsibaigti turi gruodžio pagal žiūrovus didėjančiai. Tai dabar čia yra tokia įdomi situacija, kad pagal mėnesius galiu išrikiuoti bendrai, bet žiūrovų rikiavimai skiriasi. Dėl to man lentelės reikės daryti 2 atskirus rikiavimus. Tai pirmiausiai darome taip. Galvoju, be antraščių, tai su antraštėm rikiuoti. Gerai, paimu visą lentelę, rūšiuoti ir imame pagal datas. Nuo seniausių iki naujausio, tai pirma turi būti
Lapkritis, tada gruodis, tai nuo naujausio iki seniausio. Pažiūrim. Aš rūšiavimėm pažiūrėjau. Antraštės yra uždėtos. Tvarkoj. Dabar pas mane datos yra gerai išsirikiavusios, atrodo. Pirma, ne. Kodėl pas mane viršui gruodis? Negerai aš padariau. Tai man vis dėlto reikia atvirkščiai nuo seniausio iki naujausio. Ne taip aš supratau. Seniausias yra lapkritis, nes jis seniau buvo. Tvarkoj, aš turiu pirmą lapkritį ir dabar uždėti du skirtingus kriterijus atskirom datom, tai man taip neišeina, tai aš einu pasirinkti. Taip, kur čia pas mane yra gruodis, štai šitą lentelę reikia pridėti lygį ir pasakyti, kad antraštės nuimam, kad pagal G stulpelį turi rikiuoti, kokia ten tvarka, žiūrovų mažėjimo, tai reiškia nuo didžiausio iki mažiausio. Štai šitas pasikeičia, o gruodis turi būti surikiuotas, dingo rikiavimas, pridėti, ne, tai nereikia lygio pridėti, surikiuotas pagal G stulpelį atvirkščiai turėtų būti, tada nuo mažiausio iki didžiausio. Štai šitaip. Tiesą pasakius, atrodo lyg gerai padariau, bet va čia aš pats irgi abejoju, nes nežinau, ar eina uždėti tokį kriterijų, kad rikiuotų pagal mėnesius ir atskiras dalis rikiuotų vieną didėjančiai, kitą mažėjančiai. Nežinau šito varianto. Reikėtų labiau pasidomėti. Kaip ir sakau, padariau lygtais gerai, bet abejoju. Nes dabar pas mane gaunasi sąrašas. Kodėl abejoju? Nes įjungiu rūšiavimą ir kažkas negerai čia pasidarė pas mane. Turi būti nuo didžiausio iki mažiausio. Nu va, susirikiavo. Bet nėra nesimato įjungto rikiavimo pagal datą. Dėl to ir abejoju, bet tikrai nežinau, kad būtų galima du skirtingus įdėti kriterijus. Gerai, jeigu sužinosiu, tai jums atskirai pasakysiu, jeigu taip galima. Tvarkoj, toliau žiūrime. Mums dar liko paskutinį užduotėlį. Reikia įterpti linijinę diagramą. Dabar ji turi atvaizduoti kiekvienos dienos rungtynių skaičių ir vidutinį žiūrovų skaičių. Kiekviena diena rungtynės ir žiūrovų vidurkis. Žiūrim, diena rungtynės taip. Užsižymim. Dabar įterpimas ir linijinė diagrama. Štai šita yra ir dabar, kaip matote, gaunasi įdomiai, nes viena diagrama matosi gerai, kita diagrama atrodo tarsi jos nėra, bet žiūrovų skaičius yra labai didelis palyginus su rungtynių skaičiumi. Kad šitas grafikas gerai rodytų, tam yra antrasis punktas. Sako, vidutiniam žiūrovų skaičiui parinkti antrinę ašį. Einame čia. Galvoju, tai formatuoti. Ir čia turi būti antrinė ašis. Tai taip, va, dabar grafikas jau yra vaizdesnis, nes kairiai pusė ašis rodo mum rungtynės, o dešinė pusė rodo žiūrovų skaičius. Iš karto grafikas vaizdesnis yra. Toliau mums reikia nustatyti, kad sekundę praleidau kažką. Diagramą pateikti be pavadinimo, praleidau šitą punktą.
ištryniau. Ir viršutinis kampas turi būti E16. Šitam paspalvintam, tai turi būti šitaip. Gerai. Ir dabar sekai parinkom, nustatykite, kad sekos rungtynių skaičius būtų rodomas rungtynių skaičius štai šičia. Tai čia galima eiti į grafiko parinktis ir nurodome ne kas pusę, o kas vienetą. Taip, jau pasikeitė. Dabar reikia įterpti linijinę krypties. Taip. Galvoju, kur ta linijinė. Sekundė. Palauk, kur jiems čia reikia įterpti vidutiniam žiūrovų skaičiui. Įtraukti krypties liniją. Įtraukiau ir man reikia prognozę po 5 dienų. Tai prognozė 5 į priekį. Štai taip. Tokia yra prognozė. Ir mums dabar beliko tik tais parašyti išvadą. Kokia dabar turėtų būti išvada? Tuoj pažiūrim. Kaip priklauso vidutinis žiūrovų skaičius nuo varžybų per dieną. Ką mes matome? Kad kuo varžybų yra, čia pradžioje gal taip akivaizdžiai nesimato, bet toliau, kuo varžybų yra mažiau, tuo didėja žiūrovų skaičius vienose rungtynėse. Nes matot, sumažėjo varžybų, bet iš karto išaugo žiūrovų skaičius. Tai kuo mažiau, kur lietuviškos, kuo mažiau vyksta rungtynių, tuo daugiau turime žiūrovų vienose rungtynėse. Na va. Ir būtų su šita užduotimi viskas. Tik sakau, dar aš pasižiūrėsiu tą reikiavimą. Tikiuosi, jums padės.